Švyturiuose jūros smilgose kopų švyturio liepsnoje. Lietuva, Nemuno vaga, gintaro sagės žaliuojančių pievų saulėlydžio spalvose. Tu senamiesčio Vilniaus grindyse, juodkrantės pušų viršūnėse, giliuose pilies trakų ežeruose. Valstybės atkūrimo šventės išvakarėse vasario 15 dieną rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis vyko Švenčionių miesto kultūros centre. Posėdyje tradiciškai dalyvavo ne tik tarybos nariai, bet ir gausus būrys svečių. Valstybės atkūrimo dienos proga susirinkusius sveikino rajono meras Vytautas Veigelis. Iškilios ir prasmingos šventės proga linkiu jums ir jūsų artimiesiems gerovės, darnos, geros kloties, tęsiant gražiąsias tradicijas ir puoselėjant aukščiausias bendražmogiškąsias vertybės. Kviečiu padėti gėles nuo iškilmingo posėdžio dalyvių prie paminklo nepriklausomybės kovų savanoriams žuvusiems už Lietuvos laisvę 1919–20 metais. Švenčionių dekanas Vidas Smagurauskas ir išties daug nusipelnęs mūsų rajonui buvęs Seimo narys Konstantas Ramelis. Jis savo sveikinimo kalboje pabrėžė tautos, paprastų žmonių didžiulį vaidmenį, kuriant valstybingumą, stiprią valstybę, puoselėjant jos pamatinės vertybės – kalbą, kultūrą, dvasią. Istorinį pranešimą skaitė istorikė Nijolė Kapačinskienė. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga nominacijomis apdovanoti asmenys, labiausiai spartinantys Švenčionių rajono savivaldybės socialinę ekonominę plėtrą. Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje apdovanota Pabradės miesto kultūros centro direktorė Lelita Vilimienė. Už pasiekimus visuomeninio kapitalo pilietiškumo ugdymo srityje apdovanotas buvęs ilgametis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sekretorius Jonas Builys. Už pasiekimus finansinio gamybinio kapitalo ugdymo srityje apdovanotas uždarosios akcinės bendrovės Lokaja direktorius Arvydas Zitikis. Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanota viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Švenčionėlio padalinio vadovė Aldona Šerėnienė. Po visų apdovanojimų ir sveikinimų koncertavo Švenčionių miesto kultūros centro dainų ir šokio ansamblis Aukštaitija.